Sveiki atvykę į geriausių knygų 2024 metų apdovanojimus. Šios laidos vedėja būsiu aš, Gina. Ir šiandien čia varžysis net 45 knygos 8 kategorijose ir tik viena taps nugalėtoja. Kas ji, kuo ji ypatinga ir kas čia vyksta, sužinosite jau netrukus. Griebkim jauti už ragų po mano praeito video apie lietuvių rašytojų autorių neskaitymą. Tad pirmoji kategorija – lietuvių rašytojai yra genialūs. Šioje kategorijoje varžosi net 4 knygos. Pirmoji – Benas Lastauskas tiems, kurie neskaito. Lyg būtų skirta mano anksčiau minėtiems žmonėms. Realybė, pasakotojas, viskas persipina tarpusavy ir vienas kitą puikiai papildo. Juozas Gaižauskas Antarktidos indėnai. Knyga paaugliams, nors pritaikyta ir suaugusiems. Kotryna Zylė Mylimi kaulai. Tautosaka nuo pat pašaknų. Patricija Tilvikaitė Svetimkūniai. Buvo taip artima, kad net skauda. Ir dėja, nugalėtojas gali būti tik vienas. Ir šioje kategorijoje laimi Benas Lastauskas su knyga Tiems, kurie neskaito. Žodį perduodu kitoje studijoje mano kolegijai Ginai. Gina, žodis tau. Ačiū, Gina, už šią įžangą. Na ir kipkime prie apžvalgos. Žinau, kad internetiniai erdvėjai yra pilna gana neigiamų atsiliepimų, jo knyga labai paviršinė, joje nieko gero, tikrai tiems, kurie neskaito, bet man ji labai patiko, matyt buvo laiku ir vietoje ir tiesiog atitiko visus lūkesčius. Šią knygą skaičiau kaip ir keliais sluoksniais, arba bent jau man atsiskleidė keliais sluoksniais. Taip, istorijos tikrai paviršutiniškos, galbūt lėkštos. Pavyzdžiui, vaikinas, kuris apsimeta kone influenceriu, vos suduria galą su galu, o gyvena pas tėvus, bet apsimeta didžiausiu turtinguoliu, su naujausia mašina, lanko sporto klubą, važiuoja pas merginas. Vienu žodžiu. Ir tada pasakotojas atrodo tuos trūkumus dar labiau pabrėžia, dar labiau pašiepia, bet kartais jis brėžia tokią lyg neaiškią liniją, paklausdamas, o kodėl jis toks yra, kodėl jo tokios vertybės, o ko jis nori iš gyvenimo. Ir ne tik su tuo vaikinu, buvo ir mergina iš kaimo persikraušiusi į Vilnių, po to naktinėtojai, klubinėtojai ir visi kiti žmonės. Tai man atrodo labai daugiasluoksnė ši knyga, nes svarbiausia yra pasakotojo netiesiogiai užduodami klausimai ir galimi atsakymai, lindimas giliau į tuos archetipus, kurie yra tokie šaržuoti, tokie kartais net juokingai apibrėžti, bet kurie turi ir teisybės. Antroji kategorija skirta sudaužytom širdim. Jautrumas persmelkęs širdį. Prisipažinsiu, buvo tikrai ne viena tokia knyga, kur ir po poros savaičių ir mėnesių vis tiek palieka kažkokį pleištą širdį. Pirmoji knyga jau mūsų prieš tai minėtas Juozas Gaižauskas Antarktidos indėnai. Brolio ir sesers santykis privertė galvoti apie tikrąjį nenutrūkstamą šeimos ryšį. Antroji knyga Mitch Albom The Stranger in the Lifeboat. Tikėjimo išbandymas mirties akivaizdoje. Sara Nisha Adams knygų sąrašas. Mano širdis buvo sudaužyta pačioje netikėčiausioje vietoje. Ir nugalėjo Juozas Gaižauskas Antarktidos indėnai. Atsimenu, kai autorius atvažiavo pas mus į Lietuvos biblioteką su, net negaliu sakyti, kad knygos pristatymu, nes kalbėjo apskritai apie Camino de Santiago, apie savo kūrybą, knygas. Tai man atrodo, kad ši knyga puikiai atskleidžia paties autoriaus asmenybę, koks jis kupinas tikėjimo, motyvacijos, to gyvenimo džiaugsmo. Nežinau, kada suaugę pradeda nebetikėti stebuklais, ne tik turiuomenį tokiais paprastais kaip kalėdų senelis, dantukų fėja, ne, tačiau tokiais gyvenimiškais stebuklais, kad tu gali tiesiog džiaugtis gyvenimu ir tai jau yra pats iš savęs stebuklas. Tai jaunas berniukas sunkiomis aplinkybėmis, jo sesuo serga, tėvai, žinoma, pastoviai su ta seserimi ligoninėje, mama verkė, tėtis dar nekalbesnis negu prieš tai. Ir labai daug laiko šis berniukas praleidžia su seneliu, kuris jį ir įveda į tą tikėjimo stebuklingai pasaulį. Galiausiai nukeliauja į Antarktidą pas indėnus. Tai man atrodo, kad ši knyga būtent ir atskleidžia tą ne tik norą tikėti, bet ir galimybę atsiskleidimą, kas įvyksta pradėjus tikėti, kaip keičiasi būtent tavo vidinis pasaulis nuo to,
kad ir pačio mažiausio žingsnio tikėjimo link. Ačiū tau, Gina, už šį jautrų pasakojimą. Leidžiamės į trečią kategoriją. Ir trečiojoje kategorijoje visiškai atvirkščiai knygos, kurios šildo ir prikelia gyvenimui. Mielumui nėra ribų. Alice Oseman, Heartstopper, visos 5 dalys apie tą pirmąją meilę, nedrasius žingsnius jos link. Sarah Nisha Adams, knygų sąrašas. Visgi, kokia bendruomenė žmogui yra reikalinga, nes net sudėtingiausiose situacijose ji gali tave išgelbėti. Abi Jimenez iš skirtingų pasaulių. Meilė gali aplankyti bet kokiamis aplinkybėmis. Shelby Van Pelt itin protingos būtybės. Po šios knygos neįmanoma nemylėti aštuonkojų. Ir vienareikšmiškai nugalėtoja tapo Alice Oseman, Heartstopper. Heartstopper serija yra tikrai nereali, neužilgo šiais metais turėtų pasirodyti ir 6 dalis. Lietuviškai turime išverstas berods 2 knygas, tai truputį gaila, nes tikrai serija verta dėmesio. Skaičiau ir galvojau, kaip būtų buvę nuostabu, jei ši knyga būtų atsiradusi mano rankose, nežinau, kai būtent buvau paauglė, kai aplankė pirmoji meilė, kai savivertė galbūt buvo žemiau negu turėtų būti. Ši knyga parodo, galima pasipriešinti patyčioms arba bandyti pasipriešinti ir ką iš vis reiktų daryti, kai iš tavęs tyčiojasi dėl to, koks tu tiesiog esi. Absoliučiai nieko šiam gyvenime, nieko blogo nepadarei, bet vis tiek sulauki neigiamų pastabų savo atžvilgiu. Bet kaip svarbu ta bendruomenė, kuri tave supa, tavo klasės draugai, tavo apskritai šeima, kuri tave palaiko ir tada lengva išgyventi bent vieną dieną. Taip pat knygoje labai svarbus ir savęs atradimo momentas. Kaip tu save priimi, kaip tave galiausiai priima ar bando priimti aplinkiniai, kaip tu pats dorojasi su savo vidiniais jausmais. Ir galiausiai 2 vaikinų santykis, kaip truputį su baime žengiama link santykių, link draugystės, link meilės. Ir tai taip nuostabiai aprašyta knyga, komiksas, skaitai ir žinai, kad viskas kaip ir bus gerai, bet kaip iki to daryti, kaip su visu tuo susidoroti. Tiesiog toks šildantis širdį. Taip, Gina, visiškai tau pritariu. Dabar leidžiamės į 4 kategoriją – fantastikos pasaulyje. Peržvelgiant visas knygas, pasirodo, tikrai buvo nemažai ir fantastikos knygų. Ali Hazelwood, Bride, seksi istorija apie vampyrę priverstą ištekėti už vilkolakio. Kelly Barnhill, mergaitė atsigėrusi mėnulio. Kaip kitų godumas gali sugriauti gyvenimą. Hannah Nicole Mairer, Assistant to the Villain. Kaimo mergina netikėtai tampa blogiečio blogiuko su galiomis asistente ir sugeba nepasiduoti sudėtingose situacijose. Netikėtai nugalėtoja tampa Kelly Barnhill, mergaitė atsigėrusi mėnulio. Gina, žodis tau. Ačiū, Gina. Iš pat pradžių nesitikėjau tikrai tokios knygos, nes pirmieji sakiniai yra apie tai, kaip kiekvienais metais paaukojamas vienas naujagimis raganai. Ir tada aš tokia, palaukit, ar čia skaitau bado žaidynės, ar kas čia vyksta. Tačiau istorija tikrai visiškai nepanašiai į bado žaidynės. Istorija apie naujos šeimos atradimą, savęs paieškas, apie galiausiai godumą žmonių ir bandymą pragyventi kitų sąskaitą. Nusikeliame į viduramžius beveik, toks gana niūrus metas, kai iš mamos atimamas kūdikis ir žinoma, ta mama ji taip saugo, kad tas kūdikis turi būti išplėšiamas iš jos rankų ir galiausiai ji netenka proto ir yra uždaroma į pilį, į tvirtovę ir ten praleidžia savo likusias dienas. Na, o tas kūdikis yra nunešimas prie medžio, atvyksta ragana, pati net to nežinodama, kad ji čia grobia vaikus ir pasiima mergaitę savo globai. Ir berniukas, kuris matė visą tą atidavimo, atėmimo procesą, yra labai paveiktas šios patirties, nes jam sapnuojasi ta moteris, sapnuojasi kliksmai. Tai čia, man atrodo, labai svarbus ir tikėjimo aspektas, kad tu padarytum viską, ką gali, kad rastum tą savo artimą žmogų, kuris tiesiog jauti viduje, kad vis dar egzistuoja. Dar visai pamiršau paminėti apie gana įdomius veikėjus. Ragana, toks, net nežinau lietuviškai, kaip pasaulio kūrimo objektas Blob.
vadinasi angliškai. Ir tada mažas drakoniukas, kuris vis dar neužaugęs ir skundžiasi, kad visi yra milžinai. To pasaulio kūrimo aspektas taip pat toks gana mistiškas, mitologinis, apipintas paslaptimis. Ir jų visų trijų santykis taip pat kartais gana šmaikštus, kelia juoką, tačiau žinoma niekada nepalieka vieni kitų ir daro viską, kad išliktų drauge. Perkopėme apdovanojimų antrąją pusę, tad 5 kategorija negrožinė literatūra irgi yra nuostabi. Amanda Montell World Slut. Lingvistinis ir socialinis tyrimas apie tai, kaip kinta kalba moterų atžvilgių. Tom Felton Beyond the Wall. Buvo tiesiog nuostabu klausytis paties autoriaus įgarsintos knygos apie jo užkulisius filmavimų bei kaip sėkmė paveikė jo paties gyvenimą. Paris Hilton The Memoir. Klausiau sulaikiusi kvėpavimą ir negalėjau patikėti tuo, kas vyksta. John Carreyrou Blogas kraujas. Apie šimtmečio apgaulę, kai net 15 metų niekas nesuprato, kas čia blogai. Šįkart nugalėtojas žurnalistas John Carreyrou su žurnalistiniu tyrimu apie Teranos Blogas kraujas. Iš tikro, kai klausiau audio knygos per audioteką Blogas kraujas, tai tikrai nesitikėjau, kad mane taip užkabins tikra istorija, kur apie Teranos įmonę absoliučiai nieko nežinojau, apie Elizabeth Holmes taipogi. Tad klausydama buvau pakraupusi ir visiškas detektyvas, trileris viename, nors tikra istorija, kaip Stanfordo studentė, net nebaigusi studijų, įkūrė laboratoriją pasitikėjimo ją dėka ir jos didžiausias gyvenimo išradimas, kuriuo sugebėjo įtikinti tūkstančius žmonių, jog iš mažo vieno kraujo lašelio įmanoma nustatyti ligas, tirti tą kraują, pavyzdžiui, kokių vitaminų galbūt trūksta, ar kokie kraujo rodikliai ten. Tikrai medicininių terminų dabar nepasakysiu, nes knygą klausiau gana seniai, bet įspūdis vis dar liko. Daugelis žmonių ją patikė, galiausiai visas veiksmas taip užsisuka, jog dirba net keli šimtai ar keli tūkstančiai darbuotojų, yra įveliamos privačios klinikos, atidaromos naujos, joms išsiųsti tie aparatai ir galiausiai kai kurie, žinoma, rodikliai rodo visiškas nesąmonės ir tai gali net pakenkti žmonių sveikatai, nes visgi jeigu daktaras tau priskiria vaistus pagal tai, kokį tyrimą tau atliko ir jis rodo visiškai klaidingą informaciją, tai galima atsisveikinti ir su savo gyvybė. Žinoma, darbuotojai buvo pasirašę visas konfidencialumo sutartis, prigazdinti, buvo didžiausia pasaulio paslaptis, o pati Holmes irgi sukūrė savitą įvaizdį, kurio sėmėsi iš Steve Jobs, Apple įkūrėjo, ir tas pats aparatas net išorė turėjo būti truputį panašus į Apple telefonus ar kitus prietaisus, visiškai minimalistinis, viskas sugrūsta kaip be galima. Ir jie pati rengdavosi juodu tuo bitlofke, juodu golfu, su džinsais ir net pastorindavo savo balsą, kad jis skambėtų įtikinamiau, kad taip ir vyrai būtų jos pusėje, kurie dažniausiai ir būdavo, nes ji buvo tokia stipri asmenybė, kuri parodydavo ir sugebėdavo nukreipti temą, kalbą. Tai dėl to viskas užsisuko net 15 metų berods. Ir yra net 1 ar 2 serialai šią temą, tai laukia ir jie savo eilės. Ačiū už nuostabų pristatymą, o mes keliaujame link 6 kategorijos. Skaičiau, skaitau ir skaitysiu. Nemėgstu skaityti knygų kelis kartus, nes šiam pasaulyje per daug gerų knygų, kad leišiusi antrą kartą į tą pačią istoriją. Tačiau pasitaiko išimčių. Kas šios išimtis? Juozas Gaižauskas Antarktidos indėnai. Knyga tokia, prie kurios verta sugrįžti dar kartą ir atkreipti dėmesį į skirtingas detalės. Louise Lowry Siuntėjas. Viena iš knygų, kurias suskaičiusi antrą kartą. Olivia Blake The Atlas VI. Kas nenorėtų pasinerti dar kartą į Aleksandrijos bendruomenės slaptą gyvenimą? Nugalėjo Louise Lowry Siuntėjas. Gerai, keliaujam prie vienintelės knygos, ne vienintelės, gal keletą knygos suskaičiusi antrą kartą, bet ši yra tikrai verta visų dėmesio ir berods ji priklauso ir privalomam literatūriniam sąrašui mokykloje. Tai rekomenduoju visiems
ir mokiniam, ir suaugusiem, apie tai, kaip visuomenėje nėra visiškai jokių jausmų, visi dirba, gyvena pagal taisyklės, vaikai yra priskiriami tam tikroms šeimoms, šie vaikai sulaukia tam tikro amžiaus, vėlgi turi tam tikrus pasiekimus, pavyzdžiui, gauna dviratį, po to gali ir išeiti Kaspiną. Dar kitais metais ten priskiriama jam profesija, pagal tai, kaip jį ten kiti žmonės ar senoliai stebėdavo. Ir mūsų pagrindinis veikėjas sulaukė gavėjo funkcijos, tai yra, kad jam vienas žmogus, kuris atsimena viską, kuriam irgi buvo perduoti prisiminimai mūsų žmonių, nes žmonės neprisimena nieko, jie tiesiog gyvena šią dieną. Jie nežino spalvų, jie nežino šalčio, nežino karščio, bet esmė tame, kad gavėjas pirmą kartą patiria visus jausmus - liūdesį, skausmą, netektį, kurie jam prieš tai buvo visiškai nesuvokiami ir net tokių savokų, tos savokos net neegzistavo. Ir kaip šis jaunuolis tvarkosi su visa ta informacija, kaip sužino, kas nutinka kitiem kūdikiam, kurie nepatenka pas šeimas, kaip iš viso veikia jų visuomenė ir supranta, kad taip tęstis nebegali ir imasi veiksmų į savo rankas. Būna, jo knyga manęs visiškai netraukia, nes nesudomino viršelis, istorija, tačiau rekomendacijų ir knygų klubo dėka kartais pavyksta atrasti visiškų perliukų. Saya Murata, Kombinė moteris. Apie moterį, kuri turi mokytis prisitaikyti visuomenėje pagal jos sukurtas taisyklės. Son Von Pung, Migdolai. Vaikas nejaučia emocijų ir po visų artimųjų netekties lieka vienas ir jam tenka išmokti gyventi bendruomenėje. Emily Gunis, Mergina iš laiško. Visų atstumtos nėščiosios yra priverstos gyventi moterų namuose prižiūrimos vienuolių ir atlikti pačius sunkiausius darbus, o vėliau iš jų kūdikiai yra atimami. Nugalėjo mūsų mezgėjų ir knygų klube aptarta knyga Emily Gunis, Mergina iš laiško. Gina, prašau mums papasakok daugiau apie šią kraupią istoriją. O istorija tikrai kraupi. Pagrinde čia yra kaip ir detektyvas, bet man labiausiai patiko dramos linija, kai mergina pas miegančią močiutę rankose randa laišką parašytą dar 1956 metais. Pasirodo, ta jauna moteris buvo atstumta mylimojo, vos tik šis sužinojo, kad ji yra neščia. Taip pat motina ją atstūmė, patėvis naudojo fizinį smurtą ir galiausiai ji buvo visų atstumta, atvyko į vienišų motinų namus, kurie yra prižiūrimi vienuolių, ir ten moteris tiesiog dirbdavo pačius sunkiausius darbus, nešiodavo milžiniškas patalynės, skalbinius, viskas skalbdavo rankomis, taip pat lygindavo ir dar kiti darbai, visų detalių nenoriu atskleisti. Moteris tuos darbus dirbdavo iki pat gimdymo pradžios, net sąrėmių metu, ir būdavo prieš jas smurtaujama, naudojama fizinė jėga ir galiausiai iš jų kūdikiai atimami vos jiems tik gimus, net negalėdavo priglausti nieko. Jau po kažkiek laiko, kai tas vaikelis gal būdavo poro savaičių ar mėnesių, moteris būdavo jų nemačiusios, bet turėdavo pasirašyti dokumentus, kad sutinka, jog šis vaikelis būtų įvaikintas. Toks kaip ir dramos aspektas, ir čia tikrai dar tik gėlytės palyginus su visu tuo, kas dėjosi tuose namuose. Detektyvinė linija yra ta, kad laiške minimi žmonės po truputį kaip ir dingsta, jiems kažkas nutinka ir žurnalistė leidžiasi paskui tuos žmonės ir nori atrasti tiesą, kas iš tiesų vyko tose namuose ir kodėl jai viduje kirba, kad kažkas čia yra negerai. Šios knygos galbūt nebūčiau paėmusi į rankas, jei ne mūsų mezgėjų knygų klubas. Tačiau labai džiaugiuosi ir net galvoju, jog reiktų paskaityti ir kitą šios autorės knygą, nes pasirodo, ši knyga buvo kaip ir paremta tikrais faktais. Ne tai, kad buvo ten būtent ta moteris, tas kūdikis ar ta detektyvinė linija, bet apskritai pats faktas, jog egzistavo tokie namai, moteris būdavo atstumtos visiškai visų ir net paauglės mergaitės, kurios ne savo norų būdavo nėšios. Ir galiausiai paskutinioji, prieš pačiausią knygą, 8 kategorija – Moterų galia. Amanda Montell Wordslet. Kaip moteris gali atsiimti kalbą į savo rankas, kuri dažniausiai yra nukreipta prieš jas. Madeleine Miller Kirke. Graikiškojo mito atpasakojimas, žvilgsnį kreipiant į mūsų pagrindinę veikėją Kirkę, apie jos ištrėmimą,
raganavimą ir atsidavimą motinystei. Rebecca Ross. Dieviškiai varžovai. Mergina siekdama surasti brolį ir rašyti leidžiasi net į pačias grėsmingiausias karo zonas. Linda Holmes. Eve Drake viską pradeda iš naujo. Moteris po vyro mirties pradeda gyvenimą viena ir tik dabar atsiskleidžia kaip nepriklausoma asmenybė. Ir geriausiai moterų galią atspindi bei šios kategorijos nugalėtoja yra Amanda Montell ir jos knyga Wall Slut. Žinau, kad tai knyga apie kalbą ir galbūt ne visiems patinka lingvistika, gilinimasis į pačią kalbą, kas, kaip, kodėl, tačiau vis tiek rekomenduoju šią knygą, nes ji taip įdomiai atskleidžia net santykius tarp vyrų ir moterų, vyrų požiūrį į moteris. Labiausiai įstrigo galbūt keli momentai, kad pavyzdžiui, moteris linkusios kalbėti horizontaliai, tai yra lygiaverčiai, užduoti klausimus, taip pat įtraukti pašnekovą. Tuo tarpu vyrai yra linkę į vertikalų įkalbėjimą, tai yra hierarchinis pasiskirstimas, kai yra vienas, kuris žino apie temą ir kiti, kurie netaip tą temą išmano. Ir visa tai nutinka tikrai ne nuo kūdikystės, bet tuo kažkuriuo momentu, kai vyras pradeda jausti tą patriarchalinį spaudimą, kad būtent taip turi elgtis ir tokios yra taisyklės. Taip pat įdomus aspektas, kad visi žodžiai, arba bent jau daugelis žodžių, išsireiškimų susijusių su vyru kitu galu, nežinau, ar lietuviškai čia man galima sakyti, YouTube kanale, ir net angliškai, tačiau visi posakiai susijęs su kitu galu reiškia užsispyrimą, ryžtą, tokius kaip ir teigiamus, bet tokius ar pusiau neigiamus, bet stipresnius veiksmažodžius, o tuo tarpu apie moterų antrą galą tai reiškia baimę, nepasitikėjimą, tokie labiau neigiami veiksmažodžiai. Taip pat man dar labai įsiminė faktas apie kalbėjimo manierą. Dažnai pasitaiko ir taip, kad vyrai tu perimi tiesiog tą kalbėjimo manierą, žodyną, visą elgesį tų žmonių, kurių esi apsuptas. Tai pavyzdžiui, jeigu vaikinas, berniukas užaugo apsuptas visiškai moterų aplinkoje, tam tikram regione, tai jo ta kalbėjimo maniera visiškai skirsis nuo Niujorke gyvenančio vyro, kuris užaugo kokioje smurtiniai aplinkoje ir panašiai. Tai vien tai gali lemti, kaip į tave žiūri kiti žmonės ir galbūt net sprendžia apie tai, kokia yra tavo orientacija. Tikrai rekomenduoju šią knygą skaityti ne tik tiems, kurie domisi kalba, bet apskritai iš tikrųjų visiems, nes feminizmas yra aktualus bet kuriame amžiuje ir bet kokiai lyčiai. Ačiū, Gina, dar kartą už šį nuostabų pristatymą. Ir štai atėjo lemtinga akimirka, geriausia 2024 metų knyga. Ir jie pretenduoja tapti Alice Osman, Heartstopper, Rebecca Kuang, Geltonveidė, Benas Lastauskas, tiems, kurie neskaito, ir Paris Hilton, Paris the Memoir. Ir metų topas, geriausia, pačiausia knyga, būgnai, Paris Hilton memuarai. Kad ši knyga bus tokia gera, absoliučiai nesitikėjau. Apie pačią Paris Hilton beveik nieko nežinau, tai galbūt, kad vaidino kažkokiuose filmuose, būdavo rožiniai apsirengusi, blondinė, ten su mažu šuniuku rankose, na žinot, tą tokį 90-ųjų, 2000-ųjų įvaizdį. Nes kai skaičiau Britney Spears Moteris manyje, tai kaip ir buvo žinomų faktų, nes spauda ir Lietuvoje berods apie tai rašė. Tačiau Paris Hilton man buvo absoliučiai kaip asmenybė nežinoma, tad jos pasakojimai faktai mane labai sukrėtė ir gyvenime nebūčiau patikėjęs, jog taip iš vis gali vykti bet kuriam žmogui, ne tik žymiam, žinomam žmogui, bet kokiam. Tai niekam nelinkėčiau, tai to, ką ji patyrė. Nuo visiškai neadekvačių žinučių, kai tu lankai mokyklą iš mokytojo, kai tu dar net negali išeiti vyreliai vienas iš namų, bet mokytojas tau rašo ir kviečia tave susitikti mašinoje, o tėvai tave užklupę ne tai, kad imasi kažkokių veiksmų, bet tiesiog tyliai, ramiai viską palieka, nes kam vargintis, juk gali kentėti reputacija. Nesvarbu, kad galimas pedofilas kažkur vaikšto ir dar toliau dirba tavo dukters mokykloje. Čia irgi tik
minimaliausia blogybė, kuri nutiko Paris Hilton. Apie internatą čia tikriausiai reiktų kitos visai knygų ar apskritai video esė, nes neįtikėtina, kas galėjo vykti už uždarų durų, kai tėvam yra patikinta, jog tavo duktė yra saugi, jog ji mokosi, su ja gražiai elgiamasi. Yra įvelti ir psichologai, kurie įtikina tėvus, jog duktė meluoja, jį gali prisakyti visokių baisybių, tik jūs netikėkit. Tai yra kraupuma visiška ir, kaip sakiau, nežinau, pasakojau ir vyrui, ir kolegai, ir dalinausi Instagram'e su kai kuriais, tad tikrai rekomenduoju ir jums patiems ar perskaityti, ar paklausyti pačios Paris Hilton įgarsintą knygos versiją, nes liksit absoliučiai sukrėsti ir norėsit sužinoti dar daugiau detalių būtent apie tą internatą ir apskritai, kas ten vyko, kokie žmonės buvo įvelti, nes viskas, žinoma, pasibaigė teisme, daug žmonių patyrė fizinį, psichologinį ir seksualinį smurtą ir jau net nebesiplėsiu, nes kaista net visa galva kalbant apie šią knygą. Tad tikrai žiūrėsiu ir išleistą dokumentiką apie Paris Hilton, kurį po to galiausiai prisipažįsta žurnalistai, kas vyko tame internate, kaip iš tikrųjų, kokiamis sąlygomis jį gyveno, nes iš pradžių jį to net nežadėjo pasakoti niekam ir toj dokumentikui apsimeta, jog viskas gerai, čia mano toks gyvenimas, čia prabanga, bet iš tikrųjų galiausiai jį palūžta ir imasi apie tai kalbėti, imasi veiksmų į savo rankas ir stengiasi padėti kitiems vaikams, jau suaugusiems žmonėms, kurie per visą tai taip pat perėjo. Tai va, šių metų geriausia knyga ir ačiū Jums. Ačiū, kad praėjusiais metais buvote kartu ir esate čia su manimi. Tikiuosi radote bent keletą rekomendacijų ir gerų skaitinių savo. Na, o aš ir toliau dalinsiuosi man patikusiamis arba nelabai knygomis ir jas Jums pasiūlysiu. Tad iki kitų susimatymų. Čius!